Can I drive with you? Yes. Į Aušvicą įeit, tipo kaip į kalėjimą. Čia buvo žudomi žydai. Tikiuosi, mano daiktų nieks nepavogė, čia kažkaip nieks nevaikšto. Labas rytas, trečia diena mano kelionės. Šią naktį lyjo, 2 kartus mane pažadino. Užmigau po 1, atsibudau 4, po to vėl užmigau, vėl atsibudau, nežiūrėjau laikrodį. Keliamės ir judam toliau. Viskas susipakavau, galim lyvinti, varom į Aušvicą. Šiandien pirmą dieną jaučiuosi kažkaip pavargęs. Gal miego trūkumas, nežinau, net kalbėti nesinori, kažkaip nuotaikos nėra. Čia stabdžiau mašinas ir pamačiau, kaip čia autobusas pravažiavo ir čia sustojo kažkur. Tai ten tikriausiai stotelė, o man vienos stotelės reikia po to nusukti šito kelio. Tai pabandysim patranzuoti stoteliai. Va, čia kažkokia stotelė ir iš stotelės patranzuosim. Čia stovėjo šalia stotelės. Hello, excuse me. Do you speak in English a little bit? No. No? Maybe you go this one, Tikhnu? Yeah, can I drive with you? Yes. Yes, okay, I will bring my stuff, okay? Thank you. And maybe you drive Oświęcim? No, ja na Oświęcim nie jadę. Nie. Okay, so Tikhnu, yeah? Tikhnu. Okay, thank you. Liškai čia bardakėlis. Normaliai tai bardakėlis. Nu, darbinė mašina. Kvapas labai nefainas. Little problem. Kliuč? Rakto niekur neranda. Gerai, važiuojam. Iškart nuotaika geresnė. Varom iki tos Tichy. Tichy ir po to man sukti reikės čia į dešinę. Ir va čia yra Aušvicas, kur šitas apvalus. Mes esam dabar čia ir mane Tichy paleis ant sankryžos. Wyskoczy now? Można. Można. Spasibo. Na drugą stronę i w lewo. Bardzo dziękuję. Bye. Čia nuvežė mane biškį ne ten, kur galvojau. Biškį prastesnė vieta. Nes čia grinai miestas. O dabar iki ten man, jeigu eiti, 2,9 km. Pakeliu išsikau į Aldį, pasiimsiu atsigerti energetinį ledą. Taip atrodo parduotuvė, įprasta. Pas mus Lietuva nėra Aldį, bet užsienio daug kur yra. Kainos tai, ką aš žinau, energetinis va 5 tam. 1 zlotas 2-3 centų. Tai čia euras su biškį. Dzień dobry. 2,25 € už viską. Šiandien visą dieną daugiau vaikštau, negu važiuoju su mašina. Jau 12 valandų. Atrodo, nuo to Katovice iki Aušvico ten vapšė nedaug buvo, bet niekaip neina da važiuoti. Čia iš Aušvic. Okay. Nice. Ja nie rozumiem po polski. English, Russian. English. Okay. Okay, so you go to Lager. Okay. You too? No. Oh. Wait, just for shopping. Okay. Where from? Poland. Poland. Yeah. We are living here. Yeah. And we are going to home. Okay, thank you for riding. I think we could throw you out at the first roundabout in Oświęcim. Okay, I will walk. No problem. So something like 2 kilometers. Okay. Where are you from? Lithuania. Oh, nice. And you're traveling like Yes. Yes. First time in my life. Oh, nice. You was trying like this go traveling like auto stop. hitchhiking? Yeah, hitchhiking. No. No, it's just for YouTube. Oh, nice. Yeah. You try Polish food or go to restaurants? I tried kebab. Where have you been already in Polish? Poland? Katowice, Warsaw, and that's it. Are you going to visit Krakow? I don't think so. Oh. Thank you a lot of you nice people. Bye. Bye. Davažiavam iki Aušvico.
Excuse me? Where is Casa for tickets? Or entering? Where is entering? It's there, but it's not possible to go Okay. there. I'll show you. Yeah, you are here. Yeah. Straight left, after once again left. Okay, so first left. Yeah? 20 minutes about. Okay, thank you. Tokios tvoros, bokšteliai buvo. Įdomu. Normaliai čia eilė, palaukti reikės tokią eilę. Aš tikiuos bus kur kuprinę pasidėti. Nes su kuprinė tikrai nenoriu vaikščioti po visą tą Aušvicą, belie kiek sveria. Pasirodo yra ženklas, negali filmuoti. Šaudas. 27 eurai bilietas su gidu. Į Aušvicą įeit, tipo kaip į kalėjimą. Metalo detektoriai, viską žiūri, wow, biškai nustebęs aš. Ką čia man jau uždaryti gal nori? think your backpack is too big. My friend is wrong. Can I You have to leave deposit. here? No, you have to deposit it in the luggage store. The luggage store is in this black building over there. Okay, now? Yeah. And come back here, yeah? Yes, with tickets and ID. Okay. Gerai, pasidėsiu savo kuprinę. Sakė, per didelę. Aš ir norėjau kažkur pasidėti. Senos tradicijos. Išmečiau bambalį su stikeriu. Ne, tai pasimsiu viską. How long it takes this journey? Well, it takes up to 3 hours. Up to 3 hours. And we're going to see two parts of the camp. So we're going to spend it till like after 2 hours, and then we're going to get to the other part of the camp. I'm going to show you the most important part of the former camp. If you're going to have any questions, something will be not clear, feel free to ask. Auschwitz was the largest of all German Nazi concentration camps. Can we go inside? Where? In building. We're going to enter. Yeah? Okay. Numbers are... building, administration building, whole complex of Auschwitz. 2 main classes, members of unions, members of resistance movement, and people who were seen by the German Nazis. Čia kur buvo tie nuodai.
Čia darbuotojai. Less than 10%. Whatever force you see to be in terms Čia buvo žudomi žydai. Į antrą dalį varom su autiku. This camp was built from scratch, from nothing, by the prisoners. Čia dabar visur žolė yra, bet seniau buvo visur vien tik tai purvas. Nes viskas buvo išmindžiota, absoliučiai visoje toj teritorijai. Try to imagine that a bar like this was designed in order to keep at least 700 prisoners. That means that usually some 4 or 6 were forced to sleep in a single level. There was no air to breathe. Conditions that were killing the prisoners day by day. Take a walk around. Please don't pay attention on the marks that are on the wall. Čia kaliniai viską padarė. Žiauriai dušna, čia karšta. Tikrai jaučiasi. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Jau pusė 6, čia yra upė, ieškau geresnės vietos, kažkur įsirengsiu savo stovyklėlę ir išsimaudysiu prie tą pačią upį. Ir paliksiu savo palapinę, varysiu į Aušvicą kažkur pavalgyti. Pažiūrėsim, gal kokio vietinio maisto normalaus reikia paragauti. Va, radau vietelę, čia jau buvo išmindžiota, kažkas galbūt buvo palapinę pasistatęs. Čia jau ugnis, tai galvoju, dešrelių reikia pasikepti. Čia upė, nors čia nėra prieimo, bet ten yra netoli visai. Tai galėsiu nusimaudyti. Tai žodžiu, dešrelės jau čia kepsim. O palauk, kaip malkos čia? Blemba, jau čia malkų nebus. Žodžiu, einu nusimaudyti ir varysim į parduotuvę. Ten va, gal nesimato rastas, kur mano palapinė bus. Iš čia va atėjimas, ten gatvė toj pusėj. Ir čia va taip išeini. Bam. Čia va ir nusimaudysiu. Nu, nėra labai šaltas viesas, bet ja, sakyčiau, labiau šiltas negu šaltas. Taip, va, čia gilis yra bent jau. Kažkaip čia labai negilu, bet užteks. Nusimaudžiau, einu į parduotuvę, šlapiais batais, šliopsi viskas. Netoli čia ta parduotuvė, žodžiu, viską palikau. Krūmuose paslėpiau visus daiktus savo, tikiuosi nepavogs niekas. Kaip gera eiti be tos kuprinės, be nieko, taip laisvė. Biedronka, boržėlė jaučia. Pasiėmiau porą atsigerti.
vieną saldą atsigerti, tokių bandelių, be nieko, bananai, dešrelės, sūris, meksikingas, čipsai ir maišelis. Tak. Už viską gavo 7,70 €. 8 €, žodžiu. Čia Aušvico vienas iš lagerių ir aš miegosiu va tenai kažkur krūmuose. Nu, aš tikiuosi, mano daiktų nieks nepavogė, čia kažkaip nieks nevaikšto. Čia. O, palauk, nu tai čia buvo. Nejaugi. Eik tu, palauk. Kurva, nėra daiktų. Kas čia per lempą? Palauk, gal už to, ai, va. Bliamba, jau galvo viską nupizdino. Gerai, viskas yra. Ok, reikia palapinę pasistatyti. O įdomu, man per naktį nesuges. Čia jau buvau sustojęs pavalgyti. Nesuges, dešrelės, sūris. Nežinau netgi. Viskas palapkė pastatyta. Aš atsigulsiu, sukelsiu viską į intiką ir iki rytojaus jums sakau.